Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozė vandenių ženklo atstovams gegužės mėnesiui. Parašykite, prašau, kaip praėjo balandis, koks buvo balandžio mėnesio vaibas, kas pas jūs išsipildė iš mano pranašyščių, bent jau procentaliai brūkštelkit, kiek išsipildė procentukų ir bendrai parašykite, ar buvo lengvesnis mėnuo negu kovas, balandis, kam buvo koksai jausmas balandžio mėnesį. O mes pradedam. Vandeniai. Asmeninis gyvenimas. Kas laukia asmeninėme gyvenime? Vandeniai. Vandeniai, gegužė. Kas laukia asmeninėme gyvenime? Vandeniai. O, iškart 10 kardų iškrito. Pirma korta ir teismas. Mėnuo turėtų jums atnešti galbūt netokių malonių siurprizų, kokių norėtųsi. Žiūrėkite, 10 kardų tai yra korta tokio netikėto force majeuro, šoko, tai yra korta, kurią aš vadinu, jeigu imti metaforas, griaustinis iš giedro dangaus, žemės drebėjimas. Tai yra korta plyta ant galvos, užgriuvusi, kažkas tai tokio netikėto, kas gali jūs išmušti iš vėžių. Gali būti bet kas, konfliktas, gali būti kažkokios naujienos šokiruojančios, kurių jūs nesitikite. Tai, toksai supurtimas, papurtimas. Ir tai rodo, kad galimai tai bus kažkokios naujienos, nes ateina korta žinių ir naujienų. Naujienos, kurios jūs gali išmušti iš vėžio ir šokiruoti. Toliau eina korta teismas ir vežimas, šiaip tai pagal teismą labai dažnai eina kažkokio tokio gyvenimo etapo atgimimas, kada viskas kaip pavasarį, viskas atgimsta po to sąstingio, stagnacijos, po to, kai viskas miegoja, tai ir pagal teismą būna toksai atgimimas, viskas gimsta, juda į priekį, prasideda kažkoks tai etapas, judėjimas, naujas etapas. Tuo labiau čia ateina korta pergalės, korta judėjimo į priekį, vežimas. Tai tikriausiai irgi bus jums antroji mėnesio pusė, po tos griūties kažkokių tai planų bus jums laimė, taip sakant, bus jums kažkoks tai pokytis, jau rimtesnis pokytis. Gali būti, kad kažkas tai susidurs su kažkokiais teisminiais reikalais. Bet jeigu tai būtų teisminiai reikalai arba kažkokie tai reikalai valstybinėse institucijose, įstaigose, ten, kur reikėtų susidurti su popierizmu, su prašymais, su skundais, su tenkinimu, kažkokio prašymo ir taip toliau, bylinėjimuose, tai jūs tikriausiai laimėsite pagal kortą vežimas. Taipogi kažkam tai šita korta gali prasigruoti kaip kelionė. Kažkas tai iš jūsų, mano brangus vandeniai, antroji mėnesio pusėje tikėtina, kad kažkur tai važiuos, kažkur tai keliaus. Taip, žiūrim toliau. Darbas, sekantis sritis. Kas laukia jūsų darbo srityje, mano brangus vandeniai? Darbas. Gegužė darbas, vandeniai. Vandeniai, sulauksite teisingumo vis dėlto, kurio laukėte labai ilgai, turėtumėte sulaukti. Žiūrėkite, bus mėnesio pradžia pasireikš įkvėpimų, entuzijazmų, toks bus pakilėtas ūpas, norėsite dirbti, tas darbas rankose degs, labai jau norėsit kažkokias tai naujas idėjas, demonstruosite ar transliuosite. Žodžiu, labai gera korta, ta, kuri sako, kad būsite pilni energijos, aktyvumo, veiklumo, kažką tai daryti, veikti, eiti į priekį. Būsite pilni jėgų, tai patvirtina šita korta jėga, tai yra būtent jėgos energetinis potencialas, tai yra jūsų valia, jūsų
jūsų charakteris, ryžtas, disciplina, tai to jums vandeniai gegužės mėnesį netrūks. Ateina taipogi korta teisingumas, irgi labai geras ženklas, todėl kad jūs galite sulaukti to savo asmeninio teisingumo. Tai yra, pavyzdžiui, darbe dažnai mes tikimės, kad būsime įvertinti ir taip toliau tinkamai įvertinti. Tai vat pagal teisingumą ir ateina tas teisingumas, teisingas įvertinimas jūsų pastangų, kurias jūs dėjote į savo darbą ir tie nuopelnai jūsų uždėtas pastangas, tarytum, ką pasiesi, tą ir pjausi, ir čia jūs galėsite jau pjauti gegužės mėnesį ir džiaugtis kažkokiu tai rezultatu. Nors mėnesio vidurys rodo, kad bus sunkumų. Čia yra korta, kuomet jūs prisidedate ant savo pečių labai daug visokiausių įsipareigojimų ir atsakomybių ir jums jau nėra paprasta nešti tą krūvį. Matote, žmogus jau vos paeina, bet jisai nori viską apriepti. Viską paimti, apriepti, čia tai kaip tam filme, kas mėsos kombinatą aš, kas ten į kažkokį ten kitą cemento kombinatą aš. Čia iš to sovietmečio filmo. Žiūrėkite, čia 10 lazdų, tai yra būtent tuomet, kai reikėtų jau kažkam tai dedikuoti savo pareigas. Reikia pasižiūrėti, ką jūs galite dedikuoti kitiems. Tai yra, tai paimti ir pasakyti, kad šitas pareigas jau aš galiu kažkam tai atiduoti ir šitas pareigas aš irgi galiu atiduoti ir ten susitvarkys. Bent jau galbūt pradžiai teks apmokyti, galbūt bus padaryta neidealiai, bet jūs atsikratysite, pavyzdžiui, ten 30% kažkokios savo apkrovos. Tai pagalvokite apie tai. Ir korta 6 pentakliai. Tokia korta balansas tarp gavimo ir davimo, tai yra kuomet ir jūs atiduodate daug savęs, bet ir jums grįžta ir tikėtina, kad jums grįž būtent piniginė išraiška. Būtent jūs gausite tą finansinę išraišką ir būsite paskatinti pinigėliais. Taip, ir paskutinė sritis - sveikata. Taipogi aš iškart primenu, brangieji, kad prognozė yra bendro pobūdžio, kas norėtų savo asmeninės prognozės, kurią aš darau iš jūsų nuotraukos ir gimimo datos, rašykite asmeninę žinutę, kaina 13 eurų ir turėsite mėnesiui savo asmeninę prognozę. Žiūrim sveikatą, vandeniai, sveikatą gegužės mėnesį, kokia bus sveikata. Sveikata, taip, žiūrėkite, gali būti problemų su skysčių pratekėjimu organizme, gali būti patinimų, gali būti, kad skysčiai užsilieka, nepasišalina, galbūt inkstų problema, galimai. Ir šita korta rodo visada akių problemą, tai kažkam tai gali pasilpti regėjimas, kažkam tai galbūt bus kažkokių tai akių uždegimų, konjunktyvitų arba kitų problemų su akimis, glaukoma, katarakta ar dar kažkas tai. Tai tiek būtų mano brangieji vandeniai, sėkmingo jų mėnesio, būkite sveiki.